Rodos jau susirinko pakankamai žmonių, daugiau nelauksim. Tai laba diena dar kartą. Šiandienos webinare turime dvi temas. Vienoje aš papasakosiu apie tai, kas yra unit economics arba lietuviškai vieneto ekonomika ir kaip jį veikia auginant verslus. O mano kolega Ugnius papasakos apie verslo auginimo strategijas. Taigi, kaip auginami verslai ir ką vertina investuotojai? Pradėsiu nuo paprastų dalykų, o savo pranešimo pabaigoje papasakosiu, kaip nedideli verslai gali būti greitai išauginami kelis kartus ir kaip tą galite padaryti ir jūs. Aš suprantu, kad tai gali skambėti neįtikėtinai, bet kai perpranti visą logiką, iš tiesų taip ir yra. Nebelieka jokio raketų mokslo ir sudėtingumo. Apie ką bus mano pranešimas? Tai kaip minėjau, vieneto ekonomika. Šio pranešimo metu taip pat vertinsim verslo modelių kokybę ir patrauklumą investicijoms, analizuosim Pigų LT elektroninę parduotuvę, na ir kalbėsim apie verslo auginimo būdus. Klausimus, kuriuos turite, tai užduokite Q&A sekcijoje, kuri yra pačioje dešinėje. Vieneto ekonomika. Kas yra unit ekonomika? Šioje ekonomikoje tai vienetas tai yra toksai valdomas verslo masto didinimo vienetas, kuris didina verslo pajamas. Tas angliškas terminas yra scaling. Ir jeigu įmonės finansinė ataskaita parodo visos įmonės finansinį rezultatą pagal praeities rezultatus ir ten duomenys atsilieka ir visuomet jo žiūrėdami finansinę ataskaitą nagrinėjate praeitį, tai vieneto ekonomikos atveju įmonės finansiniai rezultatai yra prognozuojami, kokie jie bus ateityje, remiantis to vieno ekonominio vieneto finansiniais rezultatais dabar. Tai yra unit ekonomikos atveju, kai mes tą kažkokį vienetą gaunam savo įmonėje, tai reiškia, kad dėl jo atsiradimo padidėjo įmonės pajamos, įmonė paaugo. Ir to pagrindu mes galim tuomet prognozuoti visą bendrą įmonės rezultatą ateityje. Suprasti, kas tas vienetas su pavyzdžiais turbūt bus paprasčiau, tai jeigu imti tą tokį tradicinį, mums įprastą verslą, tai tas vienas unitas tai bus viena prekė, gali būti vienas klientas arba vienas užsakymas. Pavežėjų atveju tai gali būti viena kelionė, mažmeninės prekybos tinkle viena parduotuvė, jeigu tai yra logistikos kompanija, tai gali būti vienas sunkvežimis, projektinėje kompanijoje gali būti tiek viena projekto valanda, tiek visas projektas, na ir taip toliau. Tai yra vienas vienetas, kurį mes gavę įmonėje iš esmės gaunam papildomas pajamas, dėl to įmonė gali ūgtelėti. Kiekvienas verslas iš tiesų turi savo vieneto ekonomiką, bet ne visi verslai tai supranta ir ne visi verslai yra tinkamai identifikavę tą savo augimo vienetą. Bet šiame webinare paprastumo dėliai aš naudosiu tą kaip unitą klientą, nes jisai yra dažnai gerai visiems suprantamas ir žinomas kaip unitas. Tai yra, jeigu įmonė gauna klientą, tai aišku, kad įmonės rezultatai dėl to turbūt pagerės. Ekonominis vienetas, tai jisai sudarytas iš tokių dviejų dalių, kurios matuojamos ir vertinamos, tai yra iš uždarbio ir išlaidų. Tai uždarbis yra suma, kurią gauname realizavę vieną ekonominį vienetą, tai yra ten gavę užsakymą, pavyzdžiui, arba pritraukę vieną klientą. Na, o išlaidos, tai kiek verslas turi išleisti, kad tą vieną klientą gautų, kad tą vieną vienetą gautų savo versle. Na ir vieneto ekonomika atspindi šių dviejų rodiklių santykį. Kadangi kalbu apie klientus, tai išlaidos paprastai yra skaičiuojamas klientui per Customer Acquisition Cost arba per kliento gavimo kainą ir paprastai tai sudaro dvi dedamosios, tai yra marketingo išlaidos, tai yra kiek išleidžiam reklamai, kliento pritraukimui tenkančios vienam klientui, na ir pardavimo sąnaudos tenkančios vienam klientui. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų elektroninė parduotuvė, tai po pardavimo tą užsakymą gautą iš kliento reikia pristatyti tam klientui, tai yra čia pardavimo sąnaudomis, tokiu atveju gaunasi transportavimo pakuotė ir kurjerių paslaugos, jeigu klientas už tai nemoka. Na ir atitinkamai, jeigu tai yra šiaip tradiciniai pardavimai, kur pardavėjai, tai yra verslas verslui pardavimai, kur pardavėjas gauna
bonusą nuo pardavimo, tai šituo atveju sąnaudos pakliūtų tik tai bonusai. Vieneto ekonomikos atveju į išlaidas yra netraukiamos pastoviosios sąnaudos, kurios nepriklauso nuo tų ekonominių vienetų kiekio. Tai jeigu yra patalpų nuoma, pastoviojo atlyginimo dalis, tai vieneto ekonomikos atveju vienam vienetui to nepriskiriam kaip išlaidų. Na ir kaip galima skaičiuoti uždarbį? Tai uždarbį, kalbant apie klientą, galima skaičiuoti dviem būdais. Jei pirkimai yra vienkartiniai, pavyzdžiui, prekiaujate šaldytuvais, tai pirkėjai šaldytuvus perka retai ir juos pirkdami kiekvieną kartą iš naujo atlieka rinkos pasiūlymo analizę. Su kiekvieno šaldytuvo pardavimu toks klientas turi būti iš naujo suviliotas įmonės, tuomet iš esmės vienas užsakymas ir yra lygus vienam klientui ir uždarbis iš kliento sutampa iš uždarbio iš užsakymo. Tai šituo atveju čia yra tiesiog trumpinys order value, OV. Na ir kitas būdas, tai jei pirkimai dažni ir pasikartojantis, tai klientas rinkos pasiūlymo analizę atlieka vieną kartą, tai yra įmonė jį suvilioja vieną kartą savo pasiūlymu ir kadangi toliau klientas daro pakartotinius pirkimus, tai tuo atveju yra skaičiuojamas visas uždarbis per kliento gyvavimo laiką. Tai yra, kol tas klientas yra įmonės klientas. Na, tai tokiu atveju tas pirmas kliento užsakymas duoda mažą uždarbį, kadangi turim didesnės sąnaudas, tačiau sekantis pasikartojantis tą uždarbį duoda kur kas didesnį. Tai jeigu mes tuo savo vienetu ekonominiu, tuo unitu įmonėje laikom klientą, tai priklausomai nuo to, ką parduodate, gali skirtis uždarbio skaičiavimo būdas. Na ir kai mes turim vienam vienetui tenkantį uždarbį ir išlaidas, tuomet labai paprasta įvertinti, kurįgi verslą iš šitų trijų turimų čia išauginsime. Ar tas, kuriam išleidžiam, kur naujam klientui išleidžiam 150 eurų, bet iš kliento uždirbam tik tai 50, ar tas, kur išleidžiam 50, bet gaunam atgal 150. Na, tai čia aišku, nėra nieko sudėtingo, nekyla jokių klausimų, kad išauginsim tik tai tokį verslą, kur grąža iš kliento yra didesnė už jo pritraukimo išlaidas, tai yra už paskutinį variantą. Ir tas santykis uždarbio ir išlaidų iš tiesų nurodo verslo modelio kokybę. Ir tuomet labai paprasta viską suvedus į unit ekonomiką, labai paprasta iš tiesų yra nuspręsti, kuris verslo modelis yra geresnis. Paimam vieno vieneto uždarbį išlaidas, vieną dalinam iš kito, tikrinam santykį, na ir turim, jeigu 3 kartus daugiau uždirbam, 5 kartus daugiau uždirbam ar 10 kartų daugiau uždirbam, nei mums kainuoja pritraukti klientą. Tai žinoma, kad 10 kartų uždirbantis verslo modelis yra geresnis, jisai atsipirks greičiau, jam reikės turbūt mažesnių investicijų, nes jisai ir taip gauna pakankamai didelę grąžą. Na ir iš tokių būdų vieneto ekonomika parodo, ar galima verslą apskritai išauginti. Jeigu kliento pritraukimo kaina yra didesnė nei iš jo gaunama grąža, tai žinoma, tokio verslo neužauginsite, jisai yra nuostolingas. Taip galima matyti, kokia yra verslo modelio grąža, kaip greitai investicija atsipirks, na ir ką daryti, norint turėti dauginamą scalable tą verslo modelį. Na, tai čia, žinoma, labai paprasta, tai yra visada reikia didinti uždarbį iš vieneto, o išlaidas vieneto gavimo visuomet mažinti. Na ir dėl to tinkamai ateities prognozijai sudaryti, būtina tinkamai nusistatyti tą unit ekonomikos vienetą. Dažnai įmonė susikoncentruoja tik tai į klientą arba tik tai užsakymą, bet netkreipia dėmesio, kad tai gali būti ir kitokie tie vienetai versle. Aš tam pavyzdžiuose minėjau, kad pas logistikos įmonę tai gali būti ta pati fūra, sunkvežimis. Na ir yra laikoma, kad veikiančio verslo modelio santykis turi būti 3 uždarbio ir išlaidų, tai yra toksai verslo modelis laikomas sveiku, kur vienas vienetas uždirba 3 kartus daugiau, nei reikia jam pritraukti į įmonę. Tai yra, jeigu vienam klientui pritraukti išleidžiam 50 eurų, bet iš to kliento uždirbam 150, tai toks verslo modelis yra sveikas, jisai turbūt gali pats savarankiškai augti.
Investuotojams patrauklaus verslo modelio santykis, tai yra uždarbis padalintas iš išlaidų, turi būti mažiausiai 4, geriau kai daugiau nei 4, tai yra jei išleidžiam 500, gaunam 2000 šitam pavyzdyje. Ir investiciniai fondai čia skaičiuoja viską labai paprastai. Jeigu klientui reikia gauti 500 eurų, tai įdės į įmonę, jeigu jie įdės į įmonę 500 000, tai yra 500 000, tai įmonė gaus 1000 naujų klientų. Tokiu atveju kiekvienas tas klientas pritrauktas už 500 eurų duos 1500 eurų pelną, tai yra 1,5 milijono. Jei tą 1,5 milijono vėl skirsim klientams pritraukti, tai jau gausim 3000 naujų klientų ir papildomus 4,5 milijono. Na ir taip toliau. Ir kuo tas santykis didesnis, tai tuo investicinis fondas geriau supranta, kad kuo mažiau pinigų įdėsiu, tuo daugiau įmonė išaugs. Ir per unit ekonomikos tą vienetą fondai dažnai skaičiuoja tą atsiperkamumą. 4 yra tas toksai minimumas, kuris jiems aktualus, bet jeigu ten, pavyzdžiui, gautųsi 10, tai investicija pritraukti įmonę į tokį verslą būtų iš tiesų pakankamai paprasta. Na ir kaip galima tą santykį gerinti? Tai žinoma, reikia didinti produkto patrauklumą, mažinti produkto savikainą, keisti marketingo veiksmus, efektyvinti pardavimo procesą ir daug kitokių visokių būdų, kurių tik galite sugalvoti, kurių vieni mažintų išlaidas, kiti didintų uždarbį. Remiantis unit ekonomika, to vieneto ekonomika, galima priiminėti ir verslo sprendimus ir jie pasidaro tas priėmimas pakankamai paprastas. Na ir turiu čia tokią užduotį, kiek reikia vienetų, kad pasidengtų įmonės veiklos sąnaudos. Na, tai turim, kad įmonės mėnesinės veiklos sąnaudos yra 9000 eurų, pritraukti vieną klientą įmonėje kainuoja 200 eurų, o klientas duoda 300 eurų uždarbį. Na ir kiek reikia klientų, kad pasidengtų įmonės veiklos sąnaudos ir koks turi būti klientų gavimo greitis per dieną, kad įmonė uždirbtų pelną mėnesio gale. Na tai skaičiuojam uždarbį iš to vieno vieneto, šiuo atveju kliento, uždarbis yra 300, klientui gauti išleidžiam 200 eurų, tai pelnas iš kliento yra 100 eurų. Tuomet turimas 9000 eurų išlaidų dalinam iš 100 eurų, kuriuos uždirbam iš vieno kliento. Na ir kad gaunam, kad verslas išsilaikytų, per mėnesį tam reikia 90 klientų. Tai štai pirmą klausimą atsakėm, kiek reikia pritraukti klientų, kad pasidengtų įmonės veiklos sąnaudos, tai yra 90 klientų. Na ir antroji dalis, kiek tų klientų reikia gauti per dieną, kad įmonė uždirbtų pelną mėnesio gale. Tai jeigu turim 90 klientų pritraukti per mėnesį, tai dalinam tą skaičių iš 30 mėnesių dienų ir gaunam, kad per vieną dieną vidutiniškai turim gauti 3 klientus. Tuomet, žinodami tai, galim sekti kiekvienos dienos rezultatą, tai yra nusistatyti dienos KPIs. Ir labai paprastai nuspėti, koks bus visas rezultatas mėnesio gale. Jeigu sulaukiam daugiau nei 3 klientų per dieną, viskas gerai, jeigu mažiau nei 3 klientų, blogai, nes mūsų minimumas yra 3 klientai per dieną. Ir jeigu mėnesio eigoje vieną dieną nedirbome, vadinasi mėnesio gale jau trūks reikiamo minimalaus klientų skaičiaus ir dėl to kitomis dienomis reikės pasitempti. Tai yra iš karto pradedant nuo sekančią dieną, 3 klientų per dieną kartelę didinti. Jeigu žinom, kaip tą padaryti, tai jeigu mums vieną klientą pritraukti kainuoja 200 eurų, vadinasi, turim įdėti daugiau pinigų, kad pritrauktumėm daugiau klientų per likusią mėnesio dalį. Tai va taip viską supaprastinus ir visus finansus suvedus iki vieno vieneto ekonomikos, prognozuoti įmonės finansinius rezultatus tapo labai lengva ir paprasta. Tai galim daryti kiekvieną dieną, o jeigu vadovautumėtės tradicinėmis finansinėmis ataskaitomis, tai dėl to, kad jie sunku ir užtrunka paruošti, tokių ataskaitų duomenys visuomet atsilieka ir prognozės gaunasi netikslios. O vat kaip šiame pavyzdyje, viską suvedus į vienos dienos matavimo trukmę, iš karto galim matyti, kaip mums sekasi. Turim iš karto automobilio spidometrą, kuris rodo, kokiu greičiu įmonė važiuoja, kaip automobilis, per kiek laiko mes nuvažiuosim iki norimo tikslo. Na ir atitinkamai paprasta vertinti, kai jūs darot kažkokius veiksmus versle, tai vertinti, kaip tai įtakos uždarbio iš vieneto padidėjimą ir vieneto gavimo išlaidų sumažėjimą. 2 paprasti dalykai. Pats pirmas klausimas. Jeigu jūs norite
skirti daugiau pinigų klientų pritraukimui, na, tai vat iš karto pasiskaičiuojat, kaip tai suveiks, kokią tai naudą duos. Tai tiek apie vieneto ekonomiką paprastuoju būdu. Dar norėčiau panalizuoti Pigų LT verslą. Analizuodamas norėčiau nustatyti Pigų LT galimybės gauti vieną užsakymą, tai yra kiek Pigų LT gali sau leisti išleisti vieno užsakymo gavimui ir dėl to turėti vis dar sveiką verslo modelį. Tai yra tokį, kuris pats uždirbtų savo plėtrai. Šiuo atveju naudosiu tik viešai prieinamą informaciją, kurią radau internete. Einu į Okredo LT sistemą, kitaip nei Rekvizita LT sistema, Okredo LT pateikia šiek tiek daugiau duomenų ir tenai man reikalingi yra du rodikliai. Tai yra bendrasis pelningumas ir pardavimo pajamos įmonės. Tai šios du rodiklius galiu tenai gauti nemokamai, pasižiūrėti. Bendrasis pelningumas yra išreikštas procentinė reikšme, tam, kad galėčiau paskaičiuoti unitui, vienam vienetui tenkančią pinigų sumą, man reikėtų bendrojo pelno eurais, bet kadangi žinau, kad bendrasis pelningumas skaičiuojamas bendrai pelną padalinant iš pardavimo pajamų, tai susistatau viską į formulę, kur x yra bendrasis pelnas, tą formulę pertvarkau, suskaičiuoju ir gaunu, kad Pigų LT bendrasis pelnas metinis yra kiek daugiau nei 21 milijonas eurų. Tuomet Pigų LT puslapyje randu, kad jie sako, jog per metus įgyvendina 1,8 milijono užsakymų. Tai tokiu atveju gautą bendrai pelną tiesiog padalinu iš užsakymų kiekio ir gaunu, kad Pigų LT iš vieno užsakymo uždirba beveik 12 eurų. Tai yra vidutinis uždarbis. Kaip šiuo atveju gauti, kiek Pigų LT gali išleisti, kad tą vieną užsakymą gautų? Tai vėlgi iš ankstesnėse skaidrėse minėto rodiklio 3, tai yra, kad veikiančio verslo modelio santykis pagal vieneto ekonomiką turi būti bent 3. Vėl susistatau skaičius į formulę ir gaunu, kad Pigų LT suma vienam užsakymui gauti neturi viršyti 3,96 €. Turėdamas tokį skaičių, kad Pigų LT vienam užsakymui pritraukti, vienam pardavimui padaryti gali išleisti mažiau nei 4 eurus, galiu pabandyti apskaičiuoti, ar Google reklamų kanalas apsimoka Pigų LT pardavimų vykdymui. Paieškojęs internete randu, kad vieno paspaudimo kaina Amerikoje yra $4,22 ir Lietuvoje ši suma yra mažesnė 86%. Pas prekybininkus vieno paspaudimo vidutinė kaina yra $2,44. Laikausi tos pačios informacijos, kad Lietuvoje ši suma turėtų būti mažesnė 86%. Suskaičiuoju, kad vieno paspaudimo kaina pagal internete randamą statistiką yra 34 JAV centai arba eurais tai būtų 31 centas lietuviškas. Na ir tuomet skaičiuoju, kokia turėtų būti Pigų LT konversija iš Google Ads reklamų, jeigu vienam užsakymui Pigų LT gali išleisti 3,96 € ir žinau paspaudimo kainą tenkančią vienai reklamai, tai tuomet tokiu atveju suskaičiuoju, kad konversija iš Google Ads reklamų pas Pigų LT atveju turėtų būti 7,8%. Ir vėlgi paieškojęs internete statistikos, kokia yra tipinė konversija iš Google reklamų kanalo, randu, kad tai yra 4,4%. Tai yra vos ne dvigubai mažesnė nei gali sau leisti Pigų LT. Tai gaunasi iš to atveju, kad Pigų LT Google Ads kaip reklamos kanalas nėra labai patrauklus, arba Pigų LT iš tiesų turi mokėti daryti kažkokius stebuklus, kad iš to kanalo išspaustų vos ne dvigubai geresnį rezultatą, nei tą padaro statistiškai kiti pardavėjai naudojantis Google reklamas. Na ir pasižiūrėjus Pigų LT
srauto šaltinius, gruodžio mėnesio statistiką, tai čia matosi, kad išmokamos reklamos į Pigų LT ateina tik apie 11% viso srauto. Tai iš tiesų tą ir tarsi ir patvirtintų, kad Pigų LT Google reklamos nėra labai patrauklus kanalas, galbūt jį kartais naudoja tik tai kaip vieną iš papildomų kanalų visoje vartotojo kelionėje, tačiau Pigų LT daugiausiai remiasi, tai yra tuo organiniu srautu, ateinančiu tiesiai į jų puslapį arba tiesiai iš Google paieškos sistemos. Tai turbūt per SEO. Na ir turint tokius atskaičius, viešai prieinamus, iš tiesų galima bandyti skaičiuoti konkurentų tam tikras galimybės ir pagal tai spręsti, ką daryti toliau savo versle. Jeigu jūs konkuruojate su Pigų LT ir jūs savo galite išleisti daugiau pinigų nei 4 eurus, savo vidutiniškai gali išleisti Pigų LT vienam užsakymui gauti, tai jūs tokiu atveju galite išnaudoti Google Ads kanalą, kuriame Pigų LT iš tiesų yra neaktyvus ir per ten susirinkti savo klientus. Šiuo atveju, kadangi duomenys viešai prieinami, tai yra tam tikra paklaida, tai šituo atveju nebuvo įvertinti vienam užsakymui pristatyti tenkančių kurjerių išlaidų ir transportavimo pakuotės. Pigų LT atveju gaunant užsakymą tai yra pardavimo išlaidos, tai yra šiuo atveju, žiūrint į unit ekonomikos principus, kurjerio ir pakavimo pakuotės išlaidos mažina uždarbį iš vieno užsakymo. Taip pat nežinom, už kurį laikotarpį ir kuriuose rinkose Pigų LT pateikia informaciją apie užsakymų skaičių per metus. Tas 1,8 milijono užsakymų yra tik Lietuvoje, ar ir Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje. Tai tokio patikslinimo neturim. Na ir kitas skaičiavimas naudota informacija yra apytikslė ir skirtingų laikotarpių, dėl to jinai gali skirtis, bet iš esmės bendrą vaizdą mes galim matyti, kad Pigų LT iš tiesų iš vieno užsakymo turbūt uždirba ne tiek ir daug, kad tas verslas nėra toksai ir smagus. Na ir iš tiesų tokių skaičiavimų ne visada būtina daryti, tokio įsivertinimo kartais užtenka pasižiūrėti į įmonės bendrąjį pelningumą. Tai jeigu tas bendrasis pelningumas neviršia 15%, tai dažnu atveju didelė tikimybė, kad tame versle bus susiduriama su sunkumais. Įmonė gali veikti su tokiu bendruoju pelningumu, tai yra 15% prekių antkainių, bet iš esmės vos tik jai reikia plėstis arba padaryti investiciją versle, toksai verslas nebeturi iš ko augti. Kartais gali būti 15%, su 15% viskas gerai, bet tik tokiais atvejais, kai užsakymo sumos yra didelės, kai parduodamas be brangios prekės. Gauti 15% nuo 100 eurų bus 15 eurų, bet gauti 15% nuo parduoto automobilio už 50 000 gausis jau visiškai kitokia suma ir tokiais atvejais, kai yra labai brangios prekės parduodamos, tai 15% gali ir pakakti sėkmingai įmonės plėtrai ir augimui. Bet dažnu atveju tai vis tik yra pakankamai prastas rodiklis. Na ir verslo auginimo būdai. Tai akceleratoriuje apie tą unit ekonomiką ir kaip ją išnaudoti kalbam iš tiesų kur kas daugiau. Ir kiekvienai ten dalyvaujančiai įmonė identifikuojam jos tą tikrąjį ekonominį vienetą ir padedam jį tinkamai susiskaičiuoti, plus vertinam skirtingus klientų pritraukimo kanalus, kaip tik ką rodžiau su Pigų LT. Ir visą tą dalyką darom pačioje pradžioje, kad suprastumėm, ar tas verslas, kuris dalyvauja akceleratoriuje, vis tik ar jo verslo modelis yra toksai, kurį galima auginti ir kaip sparčiai auginti galima. Tai tokiu būdu iš karto matom verslo skaudamas vietas ir kurias reikėtų pataisyti, pagerinti. Tai tas efektas iš dalyvavimo akceleratoriuje įmonėms ateina pakankamai greitai, vien iš supratimo, kur yra tos skylės versle, kurias reikėtų apsilopyti. Na ir jeigu norėtumėt sudalyvauti akceleratoriuje, tai nuoroda yra matoma mano pranešimo apačioje, ten galima rasti ir daugiau informacijos ir registracijos formą. Taigi, verslo auginimo būdai.
Iš tiesų galima išskirti tokius 3 pagrindinius verslo auginimo būdus, kuriuose galima atsispirti nuo tos vieneto ekonomikos, tai būtų vertikalus, horizontalus ir supergalios auginimo būdas. Na, tai vertikalus. Tai kai didinam uždarbį iš vieno vieneto, tai yra išlaidas klientui pritraukti, išlaikom tas pačias, bet uždarbį, kurį galim gauti iš vieno kliento, didinam. Na ir čia yra visokių ir pardaviminių gudrybių, yra ir visokių metodų, kaip parduoti brangesnį produktą atėjus klientui, kaip su parduodamu produktu parduoti papildantį produktą. Tai yra vienu atveju būtų klientas atėjo pirkti pigesnį telefoną, bet jam pasiūlė leasingą ir dėl to jisai sutiko nusipirkti brangesnį telefoną, tai yra išleido produktui daugiau pinigų. Cross-sell atveju atėjo pirkti telefoną, bet kartu jam dar pardavėt ir dėklą telefonui ir servetėlę ekranui valyti. Tai tokiu atveju taip pat išlaidos klientui pritraukti išlieka tokios pačios, bet uždarbis iš to padidėja. Galim daryti visokias akcijas, kurios Lietuvoje yra populiarios ir tokiu būdu per akcijas tiesiog tam pačiam klientui parduoti daugiau produktų. Tai iš tiesų, tos kokios yra galimybės pasididinti pardavimus, nedidinant išlaidų, detaliai taip pat nagrinėjame akceleratoriaus metu kiekvienai įmonei, bet šituo atveju prie vertikalaus to auginimo norėčiau labiau paliesti tik tai tą produktų paketą. Tai yra, čia neturiu omenyje tas product bundlingas vadinamas, kur produktų į vieną vietą sudedamas rinkinys. Šituo atveju produktų paketas, tai vertikalaus auginimo atveju veikia taip, kad žiūrim kliento kelionę ir nagrinėjam, ką klientas daro prieš tai, kai perka pas jūs kažką, ką daro po to ir visą tuos šalia einančius dalykus, tuos jo veiksmus traukiam į bendrą savo produktą. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu jūs parduodate baldus, tai klientas prieš pirkdamas baldus turbūt darosi namuose kažkokį tai remontą arba būna prieš tai tiesiog įsigijęs naują būstą, dar prieš tai darydamas remontą renkasi interjero dizainą, ar su dizainerio pagalba, ar tiesiog ieško idėjų internete. Na ir po to, kai baldai atsiranda namuose, tai jau sudedamos visokios interjero detalės arba įrengiamas neįmontuojamas apšvietimas. Na ir tokiu atveju įmonėje mes galim pasiūlyti klientui šalia prekybos baldais ir prekybos šviestuvais ir aksesuarais, ir remonto paslaugas, ir interjero dizainerio paslaugas. Bet čia reikia turėti omenyje, kad kiekvienas toksai pridėtas lygis gali sukurti mini verslą versle, kuriam gali reikėti kitokio valdymo ir organizavimo. Taip pat čia reikia turėti omenyje, kad toksai produktų paketizavimas į vieną vietą gali keisti įmonės pozicionavimą rinkoje. Tai kaip šituo atveju, tai jūs įdėję tas 3 papildomas paslaugas prie prekybos baldais, ar vis dar būsite prekybininkas baldais, ar jau būsite visas interjeras iš vienų rankų. Dėl to į tai reikia atkreipti dėmesį ir gerai apgalvoti, nes tai iš esmės keičia jūsų verslo modelį. Supergalios auginimas, tai tiesiog didinam kitokių vienetų kiekį. Na, pavyzdžiui, jeigu jūsų supergalia, tai yra tai, ką darote labai gerai, yra pardavimai, tai tuomet koks skirtumas, ką jums pardavinėti. Baldus, technikas, lydes, kopūstus. Tiesiog imat ir didinat tų skirtingų unitų kiekį. Iš vienų uždirba daugiau, iš kitų mažiau, bet iš esmės jūs tą labai gerai darot ir jums ten daryti pardavimus nėra sudėtinga. Tai tas pats Pigų LT užsiema e-komerciją, jie tą daro pakankamai gerai ir dėl to jie savo tiesiog plečia krepšelį skirtingais produktais. Ir tokiu būdu pritraukia daugiau klientų ir augina verslą. Trečiasis būdas yra horizontalus būdas. Tai yra, kai didinam tokių pačių unitų vienetų kiekį. Tai kaip tai veikia? Tai yra, atidirbam idealų vienetą, pavyzdžiui, parduotuvę, ir tą parduotuvės modelį tuomet atkartojam kitoje teritorijoje. Tai, pavyzdžiui, padarėm parduotuvę Vilniuje, tuomet tokią pačią darom Kaune, tokią pačią darom Klaipėdoje, arba jeigu esate gamintojas, tai išvystėt gamybą Lietuvoje, tuomet darot atstovybę Latvijoje, Lenkijoje ar kokiam Lichtensteine. Tai toksai yra metodas horizontalus, kadangi jūs nekeičiat savo paslaugų, bet jūs horizontaliai plečiatės per teritoriją.
Tai tokiu atveju atidirbam tą parduotuvės formatą, konfiguraciją ir ją replikuojam. Tai yra iš esmės pats paprasčiausias ir greičiausias būdas augti greitai. Tokiam augimo būdui taip pat daug dėmesio skiriam akceleratoriuje ir tai yra būdas išauginti įmonę kartais, ką minėjau pranešimo pradžioje, per labai trumpą laiką. Ir čia paaiškinsiu truputėlį detaliau, kaip tai veikia. Spėkit, kiek parduotuvių formatų turi Lidlas? Kokį skaičių besugalvojot, tai iš tiesų parduotuvių Lidlas formatus turi vos 2. Tai yra Lidlas atidaro arba vieno formato parduotuvę, arba kito formato parduotuvę. Kai jisai randa tinkamą vietą parduotuvę, jisai negalvoja, kokią čia dabar parduotuvę pastatysiu. Jisai iš tiesų neatidarinėja tų parduotuvių bet kur. Jis pirmą ieško tos tinkamos aplinkos, kur jo tas parduotuvės formatas tikrai veiks, tikrai tiks. Tuomet ten, pavyzdžiui, žiūri, ieškodamas, kur būtų reikiamas gyventojų skaičius, kur būtų reikiamo dydžio sklypas, kad ir parduotuvė tilptų, ir parkavimui vietos užtektų, kad gyventojai uždirbtų tiek, kiek reikia ir taip toliau. Ir jisai ir ieško savo parduotuvės formatui tinkamos aplinkos. Ir kai tą aplinką randa, tuomet toje vietoje atkartoja vieną iš savo parduotuvių formatų. Viskas. Tai primityviai, tai paprastai veikia tas horizontalus skalinimas, auginimas. Todėl jeigu turit atidirbtą savo verslo vieneto formato konfiguraciją ir per metus tą savo konfiguraciją padauginsit, replikuosit 5 kartus, tai jūsų verslas netolimoje ateityje turbūt paaugs apie 5 kartus. Viskas logiškai. Jeigu Vilniuje turit parduotuvę arba ofisą, kuris daro tam tikrus pardavimus, tai jeigu tą patį padarysit Kaune, tai Kaune atsidariusi parduotuvė pritrauks ten gyvenančius aplinkai gyventojus. Galbūt dėl to, kad Kaunas mažesnis už Vilnių, tos parduotuvės rezultatai bus ir gali būti šiek tiek mažesni, bet jeigu, pavyzdžiui, su tokiu pačiu parduotuvės formatu nukeliautumėt į Rygą, į didesnį miestą, tai ten rezultatus turėtumėt geresnius nei Vilniuje. Bet iššūkis, su kuriuo susiduria nedidelės įmonės, tai yra nesugebėjimas sukurti to pirmo tinkamo replikuojamo formato, tos konfiguracijos. Ir kol to nėra, tol verslo steigėjas toksai ir lieka paskendęs kasdienėje savo operacinėje veikloje. Jisai dirba prie savo verslo visą laiką, kiekvieną dieną ir iš to neišlipa už tai, kad ten yra visuomet veiklos. Ir atrodo visiems aišku, kad klientas atneša pinigus ir kad reikia tų daugiau klientų pritraukti, ką kalbėjau apie unit ekonomiką, bet kaip sukurti tą replikuojamą vienetą, kuris pats vienas pritraukinėtų tuos klientus ir steigėjai uždirbtų pinigus, tai dažnam verslininkui yra iššūkis. Bet tai iš esmės ir turėtų būti kiekvieno verslininko tikslas, kaip padaryti tokį modelį, kuris galėtų veikti be verslininko ir kurį būtų galima atkartoti kitoje teritorijoje. Tai būtent dėl to ir iš tiesų įkūrėme šį akceleratorių ir tai yra didžiausia akceleratoriaus vertė. Tai yra mes kartu su verslo steigėjais dirbam ir padedam jiems jų versle sukurti tą per skirtingas rinkas replikuojamą modelį. Iš tiesų skirtingi vienetai, tie unitai tame pačiame versle gali būti. Ir jeigu mes kalbam apie vieną parduotuvę kaip pavyzdys, tai ten tas unitas gali būti klientas. Ir parduotuvės vadovas, jisai tuomet rūpinasi parduotuvę, kad tam atėjusiam klientui būtų viskas gerai ir jisai tą parduotuvę sugrįžtų. Bet jeigu mes turim visą parduotuvių tinklą ir turim parduotuvių tinklo vadovą, tai iš tiesų tam parduotuvių tinklo vadovui rūpintis vienu klientu kaip vienu ekonominiu vienetu yra per smulku. Ir tokiu atveju jau viso tinklo vadovas, kaip ekonominį vienetą, jis gali turėti parduotuvę. Tai jeigu parduotuvės vadovas rūpinasi klientais, tai parduotuvių tinklo vadovas rūpinasi, kaip kuo daugiau padaryti tokių parduotuvių, kad verslas augtų. Ir iš tiesų man yra tekę sutikti žmogų Vokietijoje, tai yra Tengelman grupės savininką, tai yra įmonė, kuri vis dar yra šeimos verslas, nors yra įsteigta ten 1860 kažkelintais metais, tai yra mažmeninės prekybos įmonė,
ir investuotojas, ir įmonė, ir pati parduotuvės atidarinėja, daug darbuotojų turi. Ir tenai savininkas, kai atėjo mums prisistatyti, tai mūsų delegacijai, tai jam tas vienas unitas, kuris augino jo verslą, buvo supermarketų tinklas. Jisai taip atsistojęs pasakoja, tai mes čia esam tokia ir tokia grupė, pernai metais atidarėm ten 3 naujus prekinius ženklus supermarketų drabužių, kur vienas yra mažiausiai 200 parduotuvių. Ir tada supranti to žmogaus mąstymo mastelį, kad jisai jau senai nebemasto klientais, pardavimais ir taip toliau, bet jisai masto prekiniais ženklais, produktais ir iš karto visų tinklų. Tai yra vienas prekinis ženklas, mažiausiai 200 parduotuvių po Vokietiją ar Europą. Ir įdėjau tokią nuotrauką, kas man ten užkliuvo iš vokiško praktiškumo, tai kad nesvarbu, kiek daug ta įmonė uždirba, tačiau salės durų parėmimui, kad jos automatiškai neužsidarinėtų, tai ne kažkokia graži kojelė naudojama, o tiesiog toks medžio gabalas, kuriuo yra paremamos durys. Tad iš tiesų nesvarbu, koks didelis verslas yra, nebūtinai ten viskas turi blizgėti, bet gali būti viskas ir paprastai ir viskas puikiai veikti. Tai tiek yra iš mano dalies. Kaip minėjau, klausimus užduokite apačioje dešinėje, Q&A sekcijoje, o tuomet toliau perduodu estafetę kolegai Ugniui. Taip, Audriau, noriu pasitikrinti, ar girdisi. 1-1. Girdisi, matosi. Ekraną taip pat matau tavo. Super, ačiū labai. Ačiū, Audriau. Audriaus dalis tokia, iš tiesų, matyt, gal taip pasakysiu, su mintimi paprovokuoti jums patiems panalizuoti savo verslą. Kas yra tie vienetai? Aišku, gali atrodyti, kad ir taip žinom, bet iš mūsų praktikos, iš mano konsultacinės praktikos, iš Audriaus konsultacinės praktikos, verslų kuriamų ir mano konsultuotų naujų startuolių ar veikiančių verslų, labai dažnai matosi, kad ne visi verslai yra išsigryninę tą vieneto ekonomiką, labiau linkę skaičiuoti arba gyventi bendruosiuose skaičiuose, ten bendrai pajamų tiek, ten, pelnas tiek. Ypač sudėtingai būna, kai keli verslai sukasi arba, berods Gvidas rašė, turiu ten vieną veiklą, kitą veiklą, trečią veiklą. Kartais tos veiklos kabo, pavyzdžiui, ant tos pačios įmonės juridinio vieneto. Tada irgi labai sunku, rasti ten kryptį, strategiją, tokio verslo auginimui. Tai mano dalyje noriu šiek tiek, labai trumpai keletą skaidrių pasidalinti gal dažniausiai pasitaikančiomis arba tokiais pagrindiniais klausimais, į kuriuos svarbu atsakyti savo, galvojant apie verslo, čia buvau parašęs augimą, bet taip pat ir auginimą. Ir pradžioje tai turbūt noriu taip pasakyti. Mes turime suprasti, kad kurti savo verslą arba kurti verslą, čia gal noriu įdėti vieną nedidelį inkliuzą. Supraskime, kad kai kalbam apie verslą, mes jau nebekalbam apie amatą arba apie savo darbo vietą. Mes kalbam apie tam tikrą sistemą, mechanizmą, kurį norim ten auginti, didint, daugint, scalint, kaip Audrius sakė, ir į tai žiūrim kaip į tam tikrą, vertės kūrimo ir apmokestinimo sistemą. Tai verslas veikiantis šiandienos ekonomikoje, šiandienos sąlygomis yra, čia specialiai tokią nuotrauką įsidėjau, yra tarsi lipimas į viršų žemyn važiuojančių eskalatoriumi. Infliacija turtą ar ten lėšas valgo, kainos ten kokios nors žaliavos ten brangsta, kažkokie tai procesai ten, sudėtingėja, kompleksiškėja. Tai mes iš tiesų tam, netgi vien tam, kad išlaikytumėm vertę, jau turime turėti tam tikrą augimo tempą versluose. Todėl keletas klausimų, kurie, man atrodo, yra labai svarbus prieš apskritai galvojant apie augimą kaip tam tikrą trajektoriją ar kaip tam tikrą kryptį. Pirma, kodėl norite augti?
Tai reiškia, koks tas yra galutinis tikslas, galų gale kokia ta galutinė svajonė, reiškia, ir kokia ta priežastis. Nes augimas versle, jisai neša su savimi tikrai labai daug papildomų iššūkių. Tikrai turiu vieną kitą užklausą apie tai, o kaip reikės suvaldyti personalą, kai jo bus dvigubai daugiau. Ne? Gerai, jeigu kalbam apie 2-3 žmonių komandą ir bus 6, 7, 8, brigada kokia nors, nedidelėme versle, bet gali būti, kad mes kalbam apie 80 žmonių, paskui apie 120 ir jau tam tikri procesai dalykai keičiasi. Čia svarbu turėti pradžiai savo atsakymą. Kita vertus labai svarbu pasisakyti, o kiek rizikos galite toleruoti, kiek galite leisti rizikuoti, kitaip sakant, jeigu tai yra vienintelis pragyvenimo šaltinis, jeigu tai yra jūsų amatas, jeigu tai yra jūsų žinių pardavimas, galbūt paslaugų veikloje, klausimas, o kiek aš galiu rizikuoti, reiškia, investicijomis, laiku, nežinau, kitų kapitalų, kurį įdedu į verslą augimo tikslais, kad nesukelčiau savo per didelių įtampų. Taip, su strategijomis bedirbdamas visada turiu šitą omeny ir kviečiu ir klientą tam turėti atsakymą. Kiek turite kantrybės? Iš tiesų, verslai, su kuriais tenka darbuotis, yra skirtingose būklėse, skirtingose situacijose. Ir tai, ką čia šiandien parodysiu apie tas klasikinės galbūt strategijas, nebūtinai tinka pasimti vieną kažkokią ir ją, dabar šitą imsiu ir jinai man čia suveiks. Daug dalykų lemia, kodėl vienokia ar kitokia strategija veikia vieniem verslam, o neveikia kitiems. Tai tam tikrą prasme yra pokyčių, iššūkių, aš gal sakyčiau taip, pasiryžimo tam tikram pokyčio maratonui. Ypač jeigu verslas stagnuoja keletą metų, arba nėra tokio išreikštai aiškios augimo trajektorijos. Na ir paskutinis klausimas, gal toks iš tiesų, o tai kas yra ta galutinė stotelė, kur sakytumėt, padariau tai, ką norėjau, pasiekiau tokį dydį, kurio norėjau. Kas tai bebūtų? Ar tai bebūtų jūsų kaip savininko ar savininkės atsitraukimas ir sakytumėt, užauginu iki tokio dydžio, exitinu, reiškia parduodu, turiu kapitalą, investuoju, ramiai savo gyvenu, mėgaujuosi, keliauju. Arba galbūt noriu tapti dar didesniu, integruojuosi, ten galbūt susijungiu su kitais verslais ten ar panašiai. Gali būti įvairiausių motyvų. Ir tada labai svarbu atitaikyti tą motyvui tinkančią strategiją. Tai kas yra augimas apskritai, galvojant apie verslą, kas yra tos augimo trajektorijos, arba čia pavadinau augimo poveikis. Tai pirmas dalykas yra augančios pajamos. Nesumaišykim su augančiu pelnu. Augantis pelnas nebūtinai reiškia augantį verslą. Augantis pelnas gali reikšti augantį efektyvumą, mūsų gebėjimą uždirbti pinigus efektyviau, bet mūsų verslo mastas gali nesikeisti. Ir čia irgi svarbu, kokį tikslą savo keliam. Gali būti augant įmonės vertė, arba čia tai pavadinau akcininkų turtas, kitaip sakant, gali augti reiškia, kapitalas. Ir galbūt pradėjom su vienokia įmonės vertė, po kiek laiko jau ją parduodami, štai norėtumėm didesnės vertės. Tikriausiai paskaitėt verslo žiniose šiandien paskelbta irgi viena iš naujienų, kad reiškia, Luminor banko dabartinis savininkas, BlackRock, nusprendė Luminor banką parduoti. Na ir ten yra, įvertis jo yra maždaug apie 1,2 milijardo, štai BlackRock užsiprašė 2 milijardų. Tai tikisi, kad šita užauginta vertė gali dabar jiems sugrįžti eurais. Aišku, rinka tą kainą patikrins, jeigu niekas nenupirks, tai gali ten ir 3, ir 5 norėti. Bet čia yra galbūt pavyzdys, kaip fondas kurį laiką valdęs įmonę tikisi dabar uždirbti iš vertės užaugimo. Kita augimo trajektorija gali būti auganti rinkos dalis ir iš tiesų kartais, ką Audrius pradėjo pasakoti apie investuotojų reiškia, ketinimus arba investuotojų sprendimus, kartais investuotojai perka rinką. Jūsų įmonė reikalinga tiek, kiek jinai turi rinkos. Ir čia dabar Lietuvoje labai populiari pakankamai
kaip čia pasakyti, savotiška investicinės veiklos kryptis, yra supirkti mažesnius verslus, juos konsoliduoti, supaketuoti, ir parduoti kažkam tai tokį didesnį gabalą. Jeigu irgi atkreipėte dėmesį, tai dabar panašiai vyksta su veterinariniam klinikom Lietuvoje. Jos yra dabar konsoliduojamos ir manau, kad netrukus už metų kelių mes pamatysime irgi matyti kažkokį tai rimtesnį sandorį. Ir ketvirta trajektorija iš tiesų yra mūsų pačios įmonės, ką Audrius paminėjo, tokios supergalios arba, kitaip sakant, auganti mūsų kompetencija. Aš dar pridėčiau tokį konkurencinį pranašumą. Tai jeigu mes gebame užauginti savo konkurencinį pranašumą, tai gali būti labai rimta vertė, ateityje ją paverčiant galbūt, tai leiskim savo pašmaikštauti, paversti asmeniniu pensijiniu fondu. Jeigu nuspręstumėte kaip savininkas, kaip verslininkas, reiškia pakeisti veiklą ar atsitraukti. 4 tipinės strategijos. Ir paskui 4 tokios, pavadinau jas išvestinės, tai tokios 8 populiariausios verslo auginimo strategijos. Labai trumpai apie kiekvieną, manau, kad tilpsiu čia į keletą minučių. Skvarba esamoje rinkoje, čia tokia angliškai vadinasi market penetration, reiškia, kai esamoje rinkoje, esamais produktais aš ketinu didinti rinkos dalį. Šiuo atveju, jeigu tokia strategija pasirenkama arba linkstama į tokią strategiją, mūsų užduodamas klausimas visada arba klausimas, ties kurio praleidžiam daug laiko, yra, iš ko atiminėsim rinką. Turim suprasti, kad rinka iš esmės dažniausiai būna jau pasidalinta. Nebent būtumėt labai naujoje industrijoje, dirbtinio intelekto tematikoje, kur dar tik formuojasi ta rinka apskritai, tai dabar kas pirmas bėga, tas galbūt ir užsikalinėja koliukus rinkoje, bet labai dažnai rinkose, kuriuose jūs veikiate, jau ta rinka yra daugiau mažiau kažkiek tai pasidalinta. Kartais iš tiesų būna, kad žmonės versluose nežino savo rinkos dalies, tada tyrinėjam, ieškom, skaičiuojam, nes suprantat, didinti rinkos dalį, jeigu tu turi jos jau 30, 40 ar 50, nebūdamas kažkokiam monopoliniam versle, gali būti labai sunku, bet jeigu aš turiu ten 1, 2, 3 procentus, pasididinti juos iki 6, 7, 8, gali būti labai paprasta. Priemonių tikrai čia yra labai daug ir įvairių, bet pagrindinė mintis, strategija didinti rinkos dalį čia, savo vietoje, savo rinkoje, kitaip mes vadinam namų rinkoje, su esamu produktu. Kitas būdas gali būti tas market development arba rinkos vystymo strategija, kai aš, reiškia, su esamu produktu aš ieškau, kokias papildomas rinkas galėčiau reiškia, paliesti arba paeksploatuoti. Čia dar nenoriu nuskubėti į eksportą. Eksportas man yra atskira strategija, nes jinai reikalauja gerokai didesnio, pasirengimo ir vidinio prisitaikymo, net ir verslo modelio gali reikalauti kito. Šiuo atveju market development yra labiau paieška kokių nors tokių periferinių rinkos elementų. Kažkas yra, jeigu, pavyzdžiui, mano rinka būtų kokia nors, paimprovizuosiu, šampūnas barzdotiems, plinkantiems, reiškia, vyriškiams, tai galbūt galėtų būti rinka kokia nors, barzdą auginantiems jaunuoliams, kur dar jau tas plaukų slinkimas nėra tiek aktualus. Gal, čia fantazuoju, ieškau greito pavyzdžio. Trečioji kryptis gali būti product development strategy, tai yra produkto vystymas. Reiškia, kai aš ieškau, gal čia susišaukia su Audriaus parodyta ta vertikaliaja vystymo kryptimi, kai aš ieškau būdų, kaip padidinti mano produkto vertę. Ir šiuo atveju galbūt, ne galbūt, o iš tiesų kainą. Tai reiškia daugiau vertės už daugiau pinigų, tam, kad aš turėdamas pakankamai tą bazę, reiškia, fiksuotų kaštų, už kiek pritraukiu klientą, bet jau galėčiau, reiškia, jam pasiūlyti didesnį paketą. Didelis keisas, didelis atvejs, labai įdomiai išnagrinėtas Porsche automobilių, kai buvo svarstama, kaip plėtoti šitą verslą, kokius segmentus nusitaikyti, ir čia galbūt tik laiko taupimo sumetimų visos istorijos daug nepasakosiu, bet Porsche pabandė pakeisti segmentą, nueiti į taip vadinamą pre-segment, ieškodami
galbūt produkto arba rinkos paieškos keliu ir pakankamai stipriai surizikavo ir patyrė gana didelę nesėkmę, kai pagrindinis segmentas tada atsisakė pirkti automobilius, jeigu bet kas gali važinėti su pigesnė Porsche versija. Tai labai įdomi strateginė klaida, kurią, ačiū Dievui, pavyko jiems išsispręsti ir sugrįžti pas tą pagrindinį segmentą, kuris ir yra jų pagrindinis, reiškia, pirkėjas. Ketvirtoji strategija, aišku, yra diversifikacija, kai kalbam apie ir naują rinką, ir naują produktą. Viena rizikingiausių strategijų, nes einam į pakankamai nepažįstamą teritoriją su mums pakankamai nepažįstamu produktu. Tai iš šitų tipinių klasikinių strategijų labai svarbu nebandyti jų įgyvendinti keletos vienu metu. Matyt, kad jeigu norėčiau uždėti akcentą, ką norėčiau, kad jūs išsineštumėte iš šitos sesijos, tai nerizikuokite daryti keletos strategijų vienu metu, nes pokyčiai arba iššūkiai gali būti per dideli mūsų verslui. Dėl to reikia taip labai taikliai, aiškiai pasirinkti, kuriuo keliu ketinate auginti verslą. Kokios kitos išvestinės? Išvestinės strategijos šiuo metu labai populiarėjanti ir tokia šiek tiek auganti yra vadinamoji partnership strategy, partnerysčių strategija, kai ieškoma taip vadinamojo co-branding. Koks nors ten, nežinau, pavyzdžiui, bankas, sakykime, kartu, ten, nežinau, teikdamas kokias nors būsto paskolas, šalia to štai sako, kad šito statytojo pastatai yra labai ten tvarūs, geri, žali ir mes tiems pastatams galim ten duoti netgi kažkokią tai, nežinau, incentive, kaip čia paskatą, palūkanų formą, mažesnių palūkanų ar panašiai. Tokių kažkokių bendrų vertės pasiūlymų paieška. Ir žinoma, tai gali padėti. Tai gali padėti gyvendinti galbūt market development strategiją, kaip čia tokia išvestinė, galbūt netgi kartais product development strategija. Eksporto strategija, kaip minėjau, toks atskiras, man tai yra gana atskira disciplina. Pakankamai nemažai yra tekę konsultuoti įmonių dėl eksporto strategijų ir labai dažnai tenka perkonstruoti esamus verslo modelius, nes žinot, per laiką mes esam susikūrę tą verslą tokį patogų savo gana dažnai, ir buvimas kitoj rinkoje, ne namų rinkoje, reikalauja pakankamai didelių adaptacijų. Ir ne visada tam esam pasiruošę, ne visada įsivertinam konkurencijos apimtis. Savo ankstesnėje veikloje esu turėjęs situaciją, kai atrodė, kad mes čia ten pasirinkom Vokietijos rinką, Lietuvoje esam žiauriai kieti, reiškia edukacijos versle ir sakiau, eisim į Vokietiją. Bet pasidarėm namų darbus, supratom, kad Vokietijoje konkurencija būtent tame sektoriuje, apie kurį pasakoju, 8 kartus didesnė. Jeigu Lietuvoje 3 dėl vieno kliento, reiškia, pešasi, tai reiškia, Vokietijai 8 kartus daugiau dėl vieno kliento pešasi tiekėjų. Supratom, kad gal dar kol kas verta sustiprėti namų rinkoje. Alternatyvių kanalų strategija labai įdomi, reikalaujanti šiek tiek drąsos ir kartais kūrybos, kaip, kokiu būdu, kokiais kanalais mes pasiekėm klientus, kaip jiems parduodam. Čia kartais pajuokaudami, reiškia, irgi sakom, galima kartais kojines parduoti ir jas užsiprenumeruojant. Tai yra tokia ir monetizacijos modelio inovacija ir tuo pačiu dar vienas kanalas. Užsisakyti, užsiprenumeruoti, tarkime, reiškia, kojines, kad gautumėte jas į pašto dėžutę. Tai įvairiausių naujų būdų pasiekti klientus paieška. Matom šitą labai stipriai iš to digital ir phygital. Čia tas naujas terminas phygital, tai yra fizinių ir skaitmeninių kanalų derinimas. Nes yra lyg tai toks, reiškia, pasakymas, ypač mažmeninė prekyba, kur iš dalyvaujančių sakė, rūbų kūrimu ir prekyba užsiima. Labai dažnai vartotojas ieško online, dairosi, reiškia, taip studijuoja, o jau pirkti ateina tą vadinamą offline, nes dar visgi
galutinį sprendimą priimant, norisi pačiupinėti, galbūt pasimatuoti ir pasižiūrėti, kaip atrodytų. Paskutinioji strategija, ir viskas mano prieš paskutinę skaidrę, strategija per įsigijimus ir susijungimus, tai mergers and acquisitions, ne, iš tiesų irgi gali būti labai rimtai svarstomas toks kelias, nes mes kalbam apie verslą ir apie verslo rezultatyvumą per mastą. Ne. Jeigu jūsų verslas susijęs su masto ekonomika, vat šalia to, ką Audrius pasakojo iš unit ekonomikos tos logikos, ne, tai kartais iš tiesų yra verta svarstyti net ir tokius strateginius žingsnius. Ir Lietuvoje tikrai matom tokių atvejų, gal vienas iš tokių stambesnių, tai Linas Agro įsigijo Kauno Grūdus ir labai aiški strategija, ne, pasidengti ten gerokai platesnę paletę savo produkcijoje, tokiu būdu dar labiau padidinti viso šito tinklo vertę. Tokios 8 strategijos. Žinoma, literatūroje rastumėte dar jų gerokai daugiau, bet paprastai jos jau yra išvestinės iš šitų pirmųjų 4 pagrindinių. Jeigu norėtumėte daugiau apie tai paskaitinėti, tai ten klasikinė Ansofo, reiškia, strategijų matrica. Ir kągi, norisi pasakyti, kad pirmas dalykas tai yra suprasti savo verslo esmę, suprasti savo verslo vienetus. Antra, suprasti savo verslo ambiciją, tikslus arba tą mes vadinam svajonę. Ir trečia, pasirinkti tam teisingą kelią. Ne? Kaip rodo čia mūsų trumpa tokia labai apžvalga, kelių yra įvairių, ne? Galima ieškoti individualizuoto kelio, galima remtis pakankamai dėsningai veikiančiais, gana klasikiniais dalykais. Tai tokius dalykus, nežinau, aptarinėjom, diskutuojam, derinamės ir sudėję visą tą patirtį, mėginam sutalpinti į akceleratorių, kurį inicijuosime labai netrukus. Pavadinam jį Business Times 2 arba, reiškia, padvigubinti savo verslą, tai BX2. Kaip matote, čia yra nuoroda pačia, jeigu norėtumėte plačiau paskaityti, tikrai labai kviečiame su komanda. O aš tuomet, nežinau, labai mielai priimčiau bet kokius klausimus, tikriausiai Audrius gali prisijungti dar prie manęs į pranešėjų panelę. Galima įjungti mikrofoną, paklausti, pasiteirauti, paprieštarauti. Labai įdomu būtų išgirsti, ar kažkas naudingo nuskambėjo, ar gal kažką netgi bandėt ir neveikia, pavyzdžiui, nes mums tai irgi yra mokymosi ir supratimo galimybė. Tai jeigu dar turite laiko, mielai čia esame kartu su Audrium ir galim skirti laiko diskusijai. Klausimuose matau dabar 2 klausimus. Tai vienas yra, kaip apskaičiuoti lifetime value unit ekonomikoje, kai dar neturime istorijos ir pats produktas naujas. Tai tokiu atveju skaičiuokite ne kliento, o užsakymo išlaidas. Kiek jums reikia išleisti pinigų, kad gautumėte vieną užsakymą? Čia vertė, Audriau. Ne tik išlaidas, bet to pačiu ir vertė. Tai ir užsakymo vertė. Taip. Tuo pačiu žiūrim tada tą unitą supaprastinam iki vieno užsakymo ir žiūrim, kad vieną užsakymą gauti mes marketingui išleidom tiek kainavo pardavimai, su to unitu susijusios kitos išlaidos. Tai, kad mes tą vieną unitą gautumėm kaip užsakymą ir jį pristatytumėm klientui, turim išleisti tiek pinigų su kiekvienu užsakymu. Ir atitinkamai nuo kiekvieno užsakymo, kokią dalį mes uždirbam. Kai pas jūs pradės formuotis istorija apie grįžtančius klientus, tuomet galėsit persijungti ir tą unitą skaičiuoti klientui. Šiaip labai būtų įdomu išgirsti kokią industriją, nes paprastai, ką Audrius pavyzdžiuose sakė, arba yra dažniausiai tam tikra vartojimo įpročių statistika, ne? Koks tas tikėtinas gyvavimo ciklas su vienu tiekėju, tai pati verslo rūšis apibrėžia kartais, ne? Ar tai bus vienkartinis užsakymas, kaip šaldytuvas ar ten kažkas, ar tai iš tiesų galėtų būti kažkokie kartoniniai sugrįžimai. Tai čia dar irgi svarbu tą įsivertinti. Jo, akceleratoriui mes tokius dalykus nagrinėjom su kiekvienu verslu detaliai ir čia, pavyzdžiui, prieš tai buvo Gvidas berods parašė, kad jisai skirtinga labai veikla užsiima ir didmeninė prekyba, ir paslaugos, ir IT, skirtingos rytis.
Tai jeigu visą tai yra viena įmonė, tai iš esmės reikėtų skaičiuoti kiekvienam tokiam unitui, daryti skaičiavimus. Paslaugom, IT dalykam ir kas dar buvo, didmeninė prekyba. Taip. Ne, paskaičiuojam didmeninį prekybą unitas, kiek mums kainuoja gauti klientą, kiek iš to uždirbam paslaugom, informaciniam technologijom. Ir iš to mes galim matyti, kurią iš tiesų sritį reikia skirti daugiausia dėmesio. Nes kai viename versle yra daug tokių skirtingų veiklų, tai iš tiesų oficialiai verslas vienas, bet realiai tai yra skirtingi verslai su savo skirtingais procesais, su žmonėmis, su pardavimo būdais ir taip toliau. Audriau, turim ranką pakeltą. Aha, jis ir klausimą uždavė. Gyvai užduokit klausimą. Sveiki, Audriau, Ugniau, ačiū už įžvalgas. Čia iš tikrųjų mano klausimas, nežinau, kodėl parodė anonimiškai, ne, apie LTV būtent, kadangi dabar produktas, kaip Ugnius teisingai išvelgia, tai yra naujas produktas, dar nežino, mokymai nauji, kaip įmonės taikės, ar čia bus on top tas, kas yra, ar čia bus iš kažko atims rinkos dalį, tai va dėl to, Audriaus, manau, kad gera įžvalga, galbūt kol kas mes galim fokusuotis kiekvieną pavienį užsakymą ir kai jau matysim, kad klientai iš eilės ten padaro ten, ar tai bus vienas mokymas pagrinde, ar tai bus, kad vidutiniškai įmonė ten metus ir 3 ir 5 kūrė tos bildina įgūdžius dirbtinio intelekto naudojimo, tai tada iš to galima bus paprognozuoti istoriškai ir tada lengviau apskaičiuoti. Ja, ir iš tiesų, kai tas kartu auginant verslą auga ir suvokimas, kaip tas verslas veikia, tai vat su parduotuvėmis, kaip buvo pavyzdys, ne, kad pradeda skaičiuoti tą verslo unitą, tai yra parduotuvė. Tai kiekviena parduotuvė fizinė, jinai aptarnauja iš esmės aplinkui gyvenančių žmonės ir turima statistika, kiekviena parduotuvė maždaug sulauks klientų arba čekių kasos, kiek per dieną gaus ir tuomet ieškoma panašios aplinkos, kaip tam jau nusisekusiam modeliui. Ir tada yra atidaromas naujas unitas. Ir tiesiog žinom, jeigu mes atidarysim parduotuvę tokioj tai aplinkoj su tiek tai gyventojų aplinkui, tai mes galim tikėtis maždaug tiek tai pajamų prie esant tam tikroms investicijoms. Pasižiūrėkit, kaip McDonald's atidarinėja. Ne? Tipinis McDonald's tai yra prie Sraunios gatvės, arba kur nors sankryžai. Nes tai yra jų tokia McDonald's konfiguracija, sėkmingai veikiančia McDonald's konfiguracija. Ir juos tada štampuoja vieną po kito. Ten po to franšizės padaro, pardavinėja ir taip toliau. Turim dar Roman klausimą, Audriau. Taip, kitas klausimas yra naujų klientų atvedimui. Fokusas į rekomendacijas, ar customer acquisition cost tokiu atveju bus 0 ar skaičiuojamas kitaip. Tai taip, čia yra idealus atvejis. Jeigu jūs galit klientą gauti su nulinėm išlaidom, tai labai gerai. Tai jeigu ieškosit investuotojo, tai jis labai džiaugsis, nes iš esmės 1 centas investuotas atves kiek kartų didesnę grąžą, bet su auginimu verslo per rekomendacijas yra taip pat tam tikros ribos. Nėra taip, kad klientai rekomenduotų ir pritrauktų labai daug kitų klientų. Tai šituo atveju yra tam tikra metodika vadinama augimo kilpos, growth loops, kur yra išskirti skirtingi principai, kokiu būdu vieni klientai gali pritraukinėti kitus ir taip verslas išleidžia mažiau naujų klientų pritraukimui. Ir tenai idėja yra tokia, kad tokiu atveju mes imam kažkiek pinigų, pritraukiam klientą, įmetam jį į tą augimo kilpą ir tas klientas būdamas toje augimo kilpoje atveda mums naujų klientų. Tai tą augimo kilpą šiek tiek reikia maitinti naujais klientais, bet ten idėja yra tokia, kad vienas klientas atveda kitus naujus klientus. Tai tokių dalykų iš esmės ieškoma startuoliuose arba tuose SaaS startuoliuose, kur servisas, subscription as a service. Aš gerai, jeigu pasidalinčiau, čia labai gerai, nes mes tokie skirtingo profilio esam versluose, kuriuos aš matau, Roman, aš analizuočiau, ar, žinai, kiek laiko dar nuo rekomendacijos, nes su rekomendacija ateina tiesiog lydsas, ne, ateina kontaktas, ne.
su juo reikia dar dirbti, kol jisai tapo klientu. Tai vat aš tą dalį kaštų skirčiau prie reiškia, customer acquisition kaštų. Nes jūs galbūt turite, pavyzdžiui, ten vidinį vadybininką, kuris ima tokius lycus, su jais ten pabendrauja, yra kažkoks tai tas pardavimo ciklas. Pavyzdžiui, irgi čia teko vieną verslą konsultuoti, kur pardavimo ciklas 2 metai. Tai va, tos 2 metus reikia žmogų išlaikyti, ne, kažkurį, kuris atlieka tą darbą, ten pakonsultuoja, pakontaktuoja, galbūt nuvažiuoja, aiškinasi poreikius ar panašiai. Tai aš, tokio teisingesnio suvokimo dėlį aš turbūt dalį kaštų priskirčiau acquisition kaštams. Nes kitų atveju bus labai, kaip pasakyti, labai iškreipti skaičiai. Nebent nežinau. Ja, bet šitoje vietoje, Ugniau, šitoje vietoje va ta fiksuota dalis vadybininko atlyginimo, tai yra pastoviosios išlaidos. Mes ar parduosim ar ne, tam žmogui vis tiek atlyginimas yra mokamas. Ir dėl to tai yra netraukiama į unito išlaidų skaičiavimą. Tokiu atveju tiesiog žiūrim, jeigu mes samdom žmogų, kuriam mokam, ten, pavyzdžiui, 2000 eurų, bet 2000 eurų per mėnesį, bet vienas unitas, vienas klientas mums atneša 500 eurų uždarbį, tai vadinasi, per mėnesį turim parduoti 4 unitus, kad to vadybininko atlyginimas atsipirktų. Taip. Per tokią logiką. Ir tada yra, jeigu 2 metus mes nieko negalim parduoti ir kiekvieną mėnesį mokam po 2000 eurų, tai po 2 metų turėsim 48 tūkstančius eurų išlaidų. Jo, Taip, tada per unito ekonomiką matom, per kiek laiko mums pradės tas verslas atsipirkinėti. Ir tada matom, kad tas pardavimo laikas ilgas, tai mes tuomet galim keisti savo taktiką labai greitai. Ir jau kitą dieną matysim, kaip tai atsiliepia unito ekonomikoje, kaip unito finansuose. Mums nereikia visos įmonės finansų suvedinėti. Ir mes taktiką pakeitėm ir žiūrim, atsirado kažkoks didesnis susidomėjimas, didėja tikimybė, kad tas pardavimas įvyks greičiau. Tai va čia yra tos visos unit ekonomikos privalumas, kad mes galim labai greitai matyti savo veiksmų rezultatą per finansus. Ir labai greitai pasiskaičiuoti, nes jeigu tai paprašysit ten pelno nuostolio ataskaitos iš kokios buhalterės, tai nelabai patenkintos, kai kas ketvirtį jas reikia daryti, tai jeigu pasakysit, man reikia kas savaitę, tai turbūt turėsit ieškoti naujos buhalterės. Per unit ekonomiką tai labai paprastuoju būdu galite įsiskaičiuoti, pasiėmėt mėnesio pardavimus, pasižiūrėjot, kiek ten, jeigu internetinė parduotuvė, kiek užsakymų sulaukėt, jeigu fizinė parduotuvė, tai kiek kasos čekių išmušėt, jeigu esate didmenos prekybininkas, kiek sąskaitų išrašėt. Viskas. Labai greitai galite pasiskaičiuoti mėnesio vidutinį rezultatą. Jeigu ten tų klientų daug ateina, tai yra prekyba mažmeninė, galite dienos skaičiuoti. Ir jau kitą dieną matot pasikeitimą. Kaip rezultatas keičiasi nuo to. Jo, čia matyt skirtusi. Aš šiek tiek kitaip skaičiuočiau, bet tikriausiai skiriasi verslo rūšys. Jo, sutinku. Ir verslo rūšys, ir dėl to tas yra, kad skaičiavimo metodas gali skirtis nuo to, ką laikom unitų, to ekonominių vienetų. Jeigu tai bus parduotuvė mūsų vienetas, arba kaip ten tą vokietį minėjau, kur jam vienas verslo vienetas, tai yra tiesiog supermarketų tinklas per metus, kuris yra, ten pats daro 200 parduotuvių, tai vėlgi skirtingai tie rezultatai matysis, skirtingas gavimo greitis, duomenų gali būti ir panašiai. Bet šitos dalykus akceleratoriui nagrinėjom su kiekvienu verslu detaliai, sudėliojom jo unitus, tam pačiam versle gali gauti skirtingi unitai, kaip Gvido atveju, kai yra skirtingi verslai, skaičiuojam per skirtingus klientų pritraukimo kanalus, kokia turėtų gautis konversija, kaip Pigų LT atveju pakankamai paprastų būdų paskaičiavom, nuo kiek klientų turi konvertuoti, kiek lankytojų turi konvertuotis į pirkėjus, kad mums apsimokėtų Google reklamos kanalas. Ir jeigu mūsų rezultatas mažesnis, tai vadinasi, mes tai kompensuojam kitais būdais. Arba tiesiog sakom, ne, mums šitas kanalas netinka ir išjungiam. Okay. Gerai, jeigu daugiau klausimų nėra, tai Roman, ačiū labai už klausimus, leidžia irgi truputėlį pamankštinti smegenis. Beje, tokioj labai įdomioj ir augančiai naujoje industrijai.
labai, kaip pasakyti, karštoj rinkai verdat. Gerai. Ačiū, Ugniau. Ačiū, Audriu. Gerai, tai ką, tuomet iki kito karto webinaro įrašą pateiksim šiek tiek vėliau, atsiųsiu pranešimą elektroniniu paštu apie tai. Visą. Ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū už jūsų laiką. Iki.